Štai taip jūsų makiažas atrodo lyjant lietui, po pirties, po maudynių ežere, po liūdesio ar džiaugsmo ašarų. Jokie lietus, pirties vanduo, jūros bangos ir jokios ašaros jums nebaisios, jei esate pasidariusi kontūrinį makiažą, jausitės visada šauniai ir užtikrintai. Sveiki atvykę į saloną Grožio Kontūras. Šio jaukaus ir į namus panašaus salono šeimininkės ir kontūrinio makiažo specialistės Valerija Masaitienė ir Rasa Mickevičienė savo klientams gali keleriems metams sustabdyti laiką ir padaryti jas gražesnes bei laimingesnes. Jau 5000 moterų pasirinko šių meistrių kontūrinio makiažo paslaugas, kad gražiau ir patraukliau atrodytų, o jų moteriška kasdienybė taptų paprastesnė. Prašom prisėsti ir pasiklausyti apie kontūrinį ilgalaikį makiažą. O kontūrinis makiažas ne mados reikalas? Kodėl salonuose skiriasi kainos? Į ilgalaikį makiažą mes žiūrime ne kaip į mados reikalą, o labiau kaip į pagalbą moteriam. Kol moteris gali, moka ir nori pačios pasidažyti, jom tikrai nereikia ilgalaikio makiažo. Bet kai jos susiduria su tam tikromis problemomis, mes jom galime padėti. Jeigu jinai yra šviesių bruožų, arba nesimetriški bruožai, arba galų gale dėl senėjimo pakitimų bruožų, mes jai galėsime padėti. Gal dėl šios priežasties pagrindinės mūsų klientės tai visgi yra brandesnio amžiaus moteris. O jaunutė mes dažnai pasako, jums to nereikia. Stebuklų nebūna. Jeigu siūloma kaina skiriasi 30–40%, tai greičiausiai kažkas į kainą neįskaičiuota, nes kainą sudaro gera skausmo nesuteikianti aparatūra, geri ir saugus dažai, specialisto patirtis bei meistriškumas. O kaip pasirinkti meistrą? Meistrą pasirinkti reikia pagal patirtį ir atliktus darbus, pagal rekomendacijas, bet tikrai ne pagal kainą. Vis daugiau užsakymų mūsų salonas turi perdarimų taisymų darbams. Gaila tų moterų, nes ne visada galima ištaisyti siaubingas klaidas. Kai permanentinis makiažas padaromas su tatuiruotės dažais, o kitos moteris ateina su 2 antakių linijomis, kreivom, violetinės spalvos lūpom ar į vokus įsiliejusiais dažais. Pažiūrėkime, kaip vyksta kontūrinio makiažo procedūra. Pirmiausia, klientai parenkama forma ir su pieštukais padaromas pavyzdinis makiažas. Jei klientai tinka, tik tuomet pradedamas daryti kontūrinis makiažas. Klientai daromas akių vokų kontūrinis makiažas. Užpildomi visi tarpai tarp blakstienų ir subtiliai pakeliama voko kraštelio strėlytė. Akių procedūra neskausminga. Pažiūrėkime į rezultatą. Kai klientė užsimerkia, kontūrinio makiažo net nesimato. Kai atsimerkia, matome moterį su įspūdingomis akimis. Kontūrinis makiažas lūpoms taip pat prasideda nuo formos parinkimo ir bendrojo makiažo. Forma renkama tol, kol klientė būna patenkinta, tada jai pradedamas daryti kontūrinis makiažas. Lūpos su užpildymu yra ilgiausiai trunkanti procedūra. Lūpos nuskausminamos su aplikacinė anestezija ir užpildomos pigmentu nepaliekant tuščių plotelių. Praėjus gydymo procesui, jos atrodo labai natūraliai. O dabar pažiūrėkime, kaip daroma antakių procedūra. Ji taip pat prasideda nuo bandomojo makiažo ir kai klientai tinka forma, tuomet pradedamas kontūrinis makiažas. Padarėme procedūrą pagal naujausią metodiką. Plaukeliai išpiešiami tarp jūsų esamų. Dabar jie atrodo šiek tiek tamsesni, bet odai užgijus atrodys labai natūraliai. Palyginkime vaizdus prieš ir po. Apie pasikeitimus, naujas patirtis, pasidarius ilgalaikį kontūrinį makiažą pasakoja įvairaus amžiaus moteris. Mano gyvenimas susijęs su to, kad būnu labai dažnai ir daug lauke, esant bet kokiam orui ir labai svarbu, kad nenubėga makiažas, tai labai didžiulis pliusas. Pagerėjo, aišku, pagerėjo. Išlipus iš lovos veidrodį save gražią matau. Nereikia dažytis. Laiko lieka daugiau kavos puodelių išgerti. O be to ir turint ir daug laiko, ne visuomet makiažą pats pasidarai taisyklingai. O čia jau padaryta. Ar rekomenduotumėt savo draugui pažįstamai? Taip, tikrai taip. Žinokit, pasakysiu atvirai, pasikeitė tas,
kad aš iš ryto atsikėlusi galiu nesidažyti, jau mano akys būna ryškios ir žvilgsnis visiškai pasikeitęs, net ir vyras pastebėjo tai, kad, tiesiog švyti akis. Esu labai patenkinta profesionalios specialistės darbu, kuri padarė natūralų makiažą, kuris tikrai nėra tokios užbrėžtos linijos, kad iššaukiančiai atrodytų. Na ir draugiam tikrai rekomenduočiau, todėl kad tai yra pirmiausia patogumas, nereikia dažytis pačiai, juolab, kad nelabai pati gal ir nusibrėžti taip tiesiai. Na ir vėlgi tai yra tikrai labai šiltas, geras kolektyvas, kuris profesionaliai atlieka darbą.